Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai. Dėmesys Eurolygai grįžta į jūsų ekranus po puikios savaitės Eurolygoje, kuomet pačioje Barcelonoje po Žalgirio kojomis krito FC Barcelonos ekipa. Šią savaitę rungtynėse namuose su Atėnų Panathinaikos klubu žalgiriečiai gali vienu šūviu nušauti du zuikius. Visų pirma, atsirevanšuoti už skaudžią nesėkmę Graikijoje bei pergalę pasitikti Eurolygos top 16 etapą. Apie būsimų varžovų žaidimą kalbėsime su krepšininku Martynu Pociumi bei su Panathinaikos klubu Eurolygos čempionu tapusį trenerį Šarūną Jasikevičių. Kalbiname Kauno Žalgirio komandos trenerį Šarūną Jasikevičių. Sveiki, treneri. Sveiki. Na, viename iš interviu esate minėjęs, kad jaučiatės ypatingai galėdamas sugrįžti į Barceloną, į jūsų mylimą miestą. O koks jausmas mylimame mieste nugalėti pačią šeimininkų komandą? Super. Dar buvo netekę to patirti, kaip sakoma, tai tikrai jausmas buvo labai geras ir tikrai visą laiką yra malonu, kaip sakant, pasimatyti su gerais draugais, dar maloniau juos aplošti. Taip, kad smagu buvo labai. Daug sveikinimų sulaukite? Taip, iš tikrųjų labai daug, aišku, ir iš vietinių, ir iš Lietuvos ypač daug, ir tikrai tai buvo puikiai pergalė. Ar tai buvo priimtas kaip koks netikėtumas, ar tiesiog įvertino ir patys ispanai, kad tai Žalgiris žaidė puikiai? Aš galvoju, kad vis tiek netikėtumas tai buvo daugam, nes Žalgiris, vėlgi sakiau, per pastarąjį mėnesį turėjo problemų žaidžiant išvykose ir ta pati Barcelona mums visą laiką labai sunkiai su jie sekdavosi, tai aš manau, kad vis tiek daugam tai buvo, kaip sakant, netikėtumas, bet to ir įdomus mūsų darbas, kad reikia visą laiką stengtis, dirbti ir tikėti ir žinote, ir vis dėlto šita pati komanda tikrai turi nemažą potencialą ir kaip sakant, stengsimės, kad tokios pergalės būtų ne paskutinės. Na, kitas varžovas, dar viena komanda, kurioje esate žaidęs, Atėnų Panathinaikos. Ar galime teikti, kad tuomet pirmose šių dviejų komandų rungtynėse Graikijoje taip jau sutapo, kad mes pamatėme kylantį Atėnų klubo žaidimą po nesėkmingų kelerių rungtynių pirmajame rate? Nežinau, jų žaidimas banguoja. Ta reikia pripažinti tikrai. Jie, kaip sakom, ir dabar atvažiuoja sužaidę labai prastas varžybas Graikijos lygoje ir situacija kažkuo tai yra panaši, kad kaip ir prieš pirmas varžybas, kad jie nėra kažkokioj ten įspūdingoj formoj, bet tas pats buvo ir prieš mūsų varžybas Atėnuose ir žinom visi, kaip tas baigėsi, ne? Deja, ir sakau, ir vis dėlto reikia mums daugiau kreipti dėmesį į savo žaidimą, jį gerinti ir kaip sakant, ketvirtadienio vakaras yra, kaip sakant, viena iš tokių ir galimybių vėl gerinti ir vėl parodyti, kad mes galim žaisti su aukšto lygio komandom. Aišku, namuose mes tikrai jau, kaip sakant, jau vis tiek turim daugiau šansų net ir juos aplošti ir tą stengsimės padaryti. Treneri, ar galima tikti, kad prieš rungtynes ketvirtadienį Žalgirio situacija yra kiek kitokia negu buvo prieš mačą Atėnuose? Pastaruoju metu kauniečiai žaidžia žymiai geriau ir matosi tas kilimas į viršų. Galbūt taip, žinote, tokios pergalės, kaip pergalė prieš Barceloną, vis tiek to prideda labai daug pasitikėjimo savo jėgomis ir tik, sakau, vėlgi reikia, tai jau kita savaitė bus, sakykime, visai kitos varžybos, reikia vėl viską pradėti iš naujo, koncentruotai ir darbščiai ir tikrai turim, kaip sakant, ką pastatyti prieš jų komandą. Treneri, pats teigite, kad graikų klubo žaidimas banguoja. Kuomet jis nebanguoja, kur galite žvelgti stipresnės šios komandos pusės? Aš galvoju vis tiek, kad komanda jinai keičiasi ir šiemet su naujų treneriu atėjo daug labai naujų veidų, bet man visą laiką vis tiek tai išliks daugiau mažiau Diamantidžio komanda ir kai būtent jisai nežaidžia, neįtraukia kitų žaidėjų, sakykime, į žaidimą ir pats nemeta ten savo tų taškų, tai jam yra tikrai sunkiau. Tai man būtų labai svarbu, jeigu išimtume iš žaidimo Diamantidį ir kad jisai, kaip sakant, nebūtų labai įtrauktas į jį, ne? Tai, o paskui reikia pripažinti, kad reikia gerai dengti ir kitus žaidėjus, ir Adulica, ir Kalatis, ir sakykime, Gistas, kuris labai duoda energijos daug komandai. Taip, kad gera komanda, aišku, bet reikia neužmiršti, kad ir Žalgiris nelabai blogesnė. Iš tikrųjų taip. Treneri, turite daug draugų Panathinaikos klube, ar jau jie jums patarė pasiruošti sunkiai dvikovai, galbūt ir patraukė per dantį? Nežinau, dar kažkaip nelabai teko daug bendrauti, bet
ruošiamės, kaip ir jiem irgi, žinote, ta pirmoji frazė nelabai susiklostė, nes Panathinaikos sulikti arba trečiam ar ketvirtam grupėje nėra labai geras rezultatas, tai aš galvoju, kad jie atvažiuos labai motyvuoti ir norėdami, kaip sakant, bent jau paimti tą trečią vietą. Kalbinome Kauno komandos krepšininką Martyną Pocių. Sveikas, Martynai. Sveikas, gyvas rytas. Na, iš tikrųjų, kiek teko stebėti už aikštelės ribų, nuo tavo veido retai dingsta šypsena. Kaip ten yra iš tikrųjų? Ar esi toks linksmas žmogus, kaip ir atrodo? Galbūt, nežinau, nėra ko liūdėti iš tikrųjų, ką. Jeigu šypsena sako užkrečia, tai galbūt gerai yra. Dar kai nugalima Barcelona praėjusią savaitę, tai galima šypsotis dar labiau. Kas be ko, galbūt kitą savaitgalį dar geriau bus. Na, Martynai, visgi apie tą mačą Barcelonoje ir apie tas rungtynes. Kokios buvo nuotaikos prieš rungtynes, nes atrodo, kad krepšininkai žengė ant parketo susikaupę mažiausiai 100%. Tikrai taip ir buvo, susikaupimas buvo tikrai labai didelis, dėl to, kad žinojom, kad einam kovoti prieš tikrai labai galingą varžovą ir komanda ta, kuri ta prasme, tikrai namie žaidžia puikiai. Ir jeigu taip pat žinojom, kad paskutinės 2 išvykos varžybos buvo tikrai netokios, kokių norėjom. Ir iš dalies buvo galbūt kažkiek netgi ir baisu, kad tas nepasikartotų. Ir dėl to, aš manau, buvo tas susikaupimas, kaip ir sakėjai, 100% visi buvo susikaupę tam, kad nepasikartotų būtent tokios varžybos, kurios buvo prieš tai. Na, sakoma, kad kuomet krepšininkai yra susikaupę, net nežiūri į rezultatą. Ar rungtynių metu buvo žiūrima tą rezultatą, kad pirmaujame, o toks mačas jau lyg ir prie pabaigos artėja? Ne, tai kaip krepšininkas tu visą laiką tą rezultatą turi žinoti ir laiką, ir rezultatą turi sekti. Ir tai natūralu, viskas tvarkoj, bet nebuvo galbūt to tokio rezultato marinimo ar laiko tempimo, nes su tokia komanda tu negali, kaip sakant, ant kulnų eiti atgal ir bandyti tempti laiką, nes jie labai greitai gali pasinaudoti. Reikėjo visą laiką būti agresyviems ir, kaip sakant, neiti atgal, bet eiti žingsnį į priekį kiekvieną kartą, kai jie bandydavo sugrįžti varžybas. Martynai, nuo rungtynių su Izmiro Karšiakos ekipa mes galime matyti, kaip ta žaidimo kreivė komandos kyla į viršų. Kuo tai galima paaiškinti? Ar tai yra psichologiniai dalykai, ar galų gale Žalgiris sezono eigoje pasiekė tą formą, kurią ir turi pasiekti? Aš nežinau, aš nenorėčiau taip drąsiai dar teikti, kad mes pasiekėme kažkokią formą ir tikėkime, kad jin dar nėra geriausia, kad jin gali būti dar tikrai geresnė, bet aš manau, galbūt ta žaidimo kreivė apskritai nuo sezono pradžios kyla, tik tai buvo ta tokia, sakykime, dobelė vienu metu. Ir tų dobelių pasitaiko kiekvienai komandai, kiekvieną sezoną ir tai yra natūralu. Ir džiugu, kad mes iš tikrųjų pakankamai greitai iš jos išlipom ir tikėkime, kad į kitą duobę neįlipsim. Ir sakau, tikėkime, kad taisom dar tą žaidimą ir kad jisai, tarkim, su top 16 vis dar gerės ir kils aukštyn. Na, kitas varžovas Panathinaikos. Kalbėti apie pirmasis rungtynes pirmajame rate galbūt net nėra reikalo. Tiesiog paklausiu taip, ko reikėtų vengti, kad nepasikartoti panašus scenarijus, kuris buvo Graikijoje? Na tai vėlgi, išeiti, aš manau, visų pirma, su tokiu pat nusiteikimu ir susikoncentravimu, kaip kad ir paskutinėse varžybose. Vėlgi, žiūrėsim video, ką darėm blogai, kokias klaidas darėm, kaip jie mus neutralizavo, kokią gynybą gynėsi prieš mus ir kaip jie mums neleido būtent tų mūsų norimų dalykų daryti. Ir aš manau, išanalizavus tą žaidimą ir pasiruošus, kas be ko, žaidžiant namuose tikrai kitaip bus, tikiu, kad ir pataikysim geriau ir užsivedimas ir koncentravimas bus geresnis ir varžovom taip pat, aišku, būna sunkiau žaisti. Bet sakau, reikia žaisti tą savo žaidimą, kurį dabar žaidžiam ir aš manau, viskas turėtų būti tvarkoje. Ačiū, Martynai, sėkmės ketvirtadienį. Dėkui. Tai buvo tiek šioje laidoje. Kitų interviu su žalgiriečiais metu jau kalbėsime apie Eurolygos top 16 etapų būsimas rungtynes. Nuo dabar iš viso širdies palaikykime Kauno Žalgirio komandą ketvirtadienio rungtynėse su Atėnų Panathinaikos. Daugiau Žalgirio naujienų galite rasti žalgiris.lt tinklapyje bei Žalgirio YouTube kanale ir žinoma Facebook, Instagram ir Twitter paskyrose. Iki mielieji ir gerų rungtynių.